visos šios naujos technologijos, saulės energija, vėjas, mane iš principo žavi, kadangi tai yra, man tai yra gražu. Saulės baterijų blokai, vėjo jėgainės kur nors Kalifornijoje ar Arizonoje arba Danijoje. Man tai yra labai gražu ir aš norėčiau, statydamas naują namą, pritaikyti kaip galima daugiau įvairių tokių technologijų. Dabar daug būnu Centrinėje Amerikoje ir Belize, kur viskas prasidėjo nuo mano knygos, bet vėliau ten važinėjant ir organizuojant tos knygos reklamą, platinimą, po truputį aš užmezgiau įdomių kontaktų, draugysčių ir ten pradėjau keletą verslų. Ir nekilnojamo turto, ir vienas toks labai įdomus verslas, į kurį aš įsitraukiau, tai yra medelių sodinimas. Yra tam tikrų kietmedžių rūšių, kurios labai greitai auga Belize. Labai tinkamas tam klimatas ir dirvožemis. Ir verslo yra esmė tokia, kad tu investuoji pinigų, už kuriuos yra pasodinami medeliai, kurie per 20 metų užauga ir vėliau jie yra labai vertingi. Pavyzdžiui, tikmedis toksai labai kietas ir atsparus vandeniui. Tai va, tokios verslo idėjos, kurios yra žalios, man labai patinka. Ir vis galvoju, ką čia dar tokio galima būtų nuveikti. Kodėlgi man nepaimti ir nepadaryti apie Cancūną ir Riviera Maya. Kiekvieną kartą važiuojant į Belizą ir Kubą man labai patogu. Taip tas ir atsitiko ir nenustepsiu, kad aš padarysiu Cancūną ir dar lauksiu, kol Kuba man leis ten skraidyti. Kad nesėdėčiau be darbo, reikia kažką tai padaryti. Bet vis tiek jūs nenorite palikti to likimo. Na, sakykime, neleidžia, tai neleidžia. Bėda ta, kad aš labai daug investavau. Aš specialiai tam projektui jau nusipirkau skraidyklę. Australijoje ją pagamino, jau jinai yra visa padaryta, apmokėta ir stovi ir laukia, kada ją galima bus vežti į Kubą. Nes Kuboje nelabai yra su kuo skraidyti. Tai aš išmašiau tokią schemą, kad aš nusipirkau tą skraidimo aparatą, atsivešiu į Kubą 2-3 metam ir skraidysiu su vietiniais pilotais. Kai būsiu Kuboje, skraidysim, kai manęs nebus, tai aviacijos klubas turės teisę panaudoti tą skraidyklę savo mokymosi tikslams. Labai jiems tas mano pasiūlymas patiko. Ir apskritai labai daug kam ten patinka šita mintis, kad atvažiuos kažkoks veikėjas ir padarys jam projektą. Bet kada ateina laikas dėti parašą, tai ir prasideda. Bet Mario, aš dabar klausau ir aš galvoju, kokie didžiuliai tai yra pinigai. Skraidyklę užsakiau Australijai. Nuvažiuosiu, skraidysiu 2 metus, darysiu nuotraukas tam, kad išleisti iš principo albumą. Nekvepia pelnu. Nu kodėl ten visai kiti kiekiai žmonių? Į tą patį Cancūną per metus atvažiuoja 5 milijonai turistų. Galima parduoti keliasdešimt tūkstančių egzempliorių ir aš nežinau, ar pavyks. Gali pavykti, gali nepavykti. Bet investicijos milžiniškos, ne? Investicijos nemažos tikrai. Keliais nuliais jos skaičiuojamos. $100,000 turbūt, taip reikėtų pasakyti skaičiuojamos. Belizas kainavo netoli $200,000 sukurti. Kuba, žinoma, kainuos gerokai daugiau. Bet tiesiog norisi kažką padaryti gerai ir tuo didžiuotis. Nes aš manau, kad kartais tikrasis pelnas ir tikroji nauda ateina truputėlį vėliau. Bet su sąlyga, kad tai, ką darai nuoširdžiai ir iki galo gerai. Tai kartais gali padaryti darbą, kuris tikrai, jūs sakot, didžiulės investicijos ir klausimas, ar atsipirks. Gal taip tiesiogiai neatsipirks. Gal, pavyzdžiui, nenupirks ten tų tiek Belizų, kad jie atsipirktų, bet per tą gražiai padarytą Belizo darbą atsiveria tiek daug kitų durų. Po reklamos žiūrėkite. Apie namus, kurie taupo mūsų pinigus ir tausoja gamtą. Čia taip pat nėra jokio kosmoso, kaip aš visą laiką sakau, čia yra paprastos tradicinės medžiagos, kurios žmonės naudoja ir visose kitose pastatuose. Tai tiesiog yra kai ko yra truputį storiau, kai kas yra atlikta truputį kruopščiau.
Namai turi būti patogus ir jie turi taupyti mūsų pinigus. Tokiais kriterijais vadovaujasi žmonės ieškantis naujo būsto. Be to, pasak nekilnojamo turto specialistų, ekologinis aspektas taip pat tampa labai svarbiu. Daugėja žmonių norinčių gyventi namuose, kur naudojami atsinaujinantys ištekliai – vėjo, saulės, žemės, gelmių energija. Tad koksgi turi būti ekologiškas aplinkai ir pinigus tausojantis namas. Apie tai Rūta Stalionytė. Anglies dioksido klimato šilimą skatinančių dujų susidarymą namuose tiriantys mokslininkai pateikia šokiruojančius skaičius. Kiekvienas mūsų per metus vidutiniškai pagaminame apie 5 tonas anglies dvideginio. Tokiam kiekiui sutalpinti reikėtų 1,3 milijono vonių. Įjungdami šviesą, žiūrėdami televizorių, naudodamiesi kompiuteriu, svetainėje kiekvienas vien per savaitę pagaminame po 20 kg CO2. Taigi, 21 amžiaus namai turi būti tokie, kurie tausotų aplinką, naudotų kuo mažiau energijos. Įrodymas netoli Vilniaus esantis šie du vadinamieji pasyvūs namai. Štai 200 kvadratų šildomo ploto A energinės klasės namas sunaudoja 4 kartus mažiau energijos nei įprasti kaiminystėje, tad vien per 3 atšiaurios žiemos mėnesius sutaupė daugiau nei 1000 litų šildymo išlaidų. Sausis buvo atlydys, vasarį atšalimas vėl ženklus, bet buvo saulės, o kovas buvo nei šioks nei toks, ar ne, kaip žiemos prasme. Tai dujų suvartojimo skirtumas 727 kubiniai metrai, tai po 1,5 litro daugina 1100 litų. Tai tiek sutaupė pirmo mūsų pasyvaus namo gyventojas, turėdamas ypatingai aukštą gyvenimo kokybę dėl garso, dėl mikroklimato ir visą kitą, plus jis dar tiek sutaupė pinigučių vien dujoms. Dar rudenį čia filmavome energetiškai efektyvių pasyvių namų statybas. Netrukus, panaudojant suomių, vokiečių, švedų patirtį, Gulbinuose turėtų būti tokių pastatyta 19. Statybose mums pasakojo, kad namuose bus įrengtas visas energiją taupančių sistemų kompleksas, kaip sakant, nuo pamatų iki stogo. Visas paketas turi būti organizuojamas pastate, nes nepakanka įsidėti super kvadro langus ir džiaugtis, kad mano pasyvus namas, arba panaudoti blokelius, kurie tinka pasyviems namams ir mano namas pasyvus. Turi būti kompleksinis sprendimas visų tarpusavy susijusių komponentų. Kaip tai langai, atitvaros ir visą kitą. Taip pat ir naudojami prietaisai. Taip ir mūsų orkaitė A klasės ir šitie ir šaldytuvai visi A++ sudėti, kad visi suminė energija, kad būtų mažai sunaudojama gyventojo, o to pačiu ir valstybės, ir Europos ir taip toliau. Pasyvių namų ekonomijos paslaptys paprastai ir aiškiai netrukus. Kol kas užsukime į svečius pas architektus įgyvendinančius naujo daugiabučių kvartalo Sostinės Antakalnio rajone projektą. Ryšys su gamta, atsinaujinančių jos išteklių panaudojimas jau svarbus ne tik pirkėjams, bet ir visiems būsto kūrėjams, tvirtina komplekso Antakalnio terasos jungtinė Lietuvos ir užsienio architektų komanda. Ekologiška ekonomija, taip galima pavadinti šiuos mažaaukštės statybos daugiabučius pavadintus greta augančių medžių vardais eglių, pušų, beržų terasos. Kol kas dar tik pati statybų pradžia, tad gyvenimo čia pranašumus matome tik brėžiniuose. B klasės energinio naudingumo pastatuose bus naudojamos ekologiškos statybos bei apdailos medžiagos. Žalias kiemas suskirstytas į 4 poilsio zonas kiekvienai kartai, nuo senjorų iki mažylių. Čia yra kaip ir bendruomenės terasa su tokia aikštė bendruomenės. Čia augs mūsų didžiausia eglė, kurią galės irgi kalėdų metu papuošti gyventojai, prie jos susirinkti. Čia matau suoleliai numatyti, ar ne, visos erdvės? Toliau taip, jaunimas. Toliau yra jaunimo, toksai kaip ir irgi jaunimui skirta vieta. Žemiau yra senjorų sodelis. Ir čia, kur daugiausiai saulės, yra vaikų žaidimo aikštelė. Vietos kieme ir garaže dviračiams bei erdvios būtų terasos, kur galima auginti gėles ar prieskonius. Ir be abejo, inovacinės technologijos saugančios gamtą, gyventojo sveikatą bei piniginę. Antrinių žaliavų rūšiavimo ir kompostavimo konteineriai, geriamojo vandens filtrai namų įvaduose, energiją taupantys stogai, fasadai ir lietaus vandens rezervuaras ant stogo. Visas tas kiemas, kiek mes ir žalumos priprojektavę, bus laistomas būtent tuo vandeniu, kuris bus surinktas lietaus vandeniu, nebus naudojamas miesto vandentikis. Ir tas tikrai svarbu yra. O kodėl staiga jūs šitame projekte sugalvojo tokį dalyką? Na, mes ieškojame įvairiausių galimų tų
ir tiek taupimo, tiek darnos su gamta būdų. Ir lietaus vandens panaudojimas yra vienas iš tų dalykų. Taigi natūraliai kyla klausimas, kodėl mes turime tą visą grožį laistyti vandentiekio vandeniu, kai mes galėtumėm surinkti lietaus vandenį. Grįžkime į ką tik pastatytus pasyviuosius namus. Jų energijos taupimo pradžia – projektavimo periodas. Svarbiausia – pasyvaus būsto sandarumas, labai gerai apšiltinti ir užsandarinti visi net mažiausiai plyšiai, nuo pamatų iki stogo. Ir kad nebūtų vadinamųjų šalčio tiltų. Beveik 3 kart sandaresnės už galiojančius normos rodiklius tradicinių keraminių plytų namo sienos apšiltintos ypatingai, kad sulaikytų dvigubai daugiau šilumos nei įprastas namas. Na, o čia palyginimai su pasyviaisiais namais Vokietijoje tiems, kam reikia tikslių energinio efektyvumo rodiklių. Šilumos sąnaudos kilovatvalandėmis į kvadratinį metrą į metus. Šituose namuose yra apie 20, vokiečių pasyv hausas yra 15. Čia taip pat nėra jokio kosmoso, kaip aš visą laiką sakau, čia yra paprastos tradicinės medžiagos, kurios žmonės naudoja ir visuose kitose pastatuose. Tai tiesiog yra kai ko yra truputį storiau, kai kas yra atlikta truputį kruopščiau. Norminiam namui sienos šiluminės varžos pakanka 5 kWh kvadratiniam metrui, mūsų pastate yra 9. Tai yra sienos 2 kart šiltesnės, stogas vietoj 625 norminio pas mus yra 1163, tai irgi praktiškai dvigubai. Grindys nuo grunto mūsų pastate yra 4 kartus šiltesnės, bet nedarant jokių ypatingų technologijų, naudojant tas pačias medžiagas, tiesiog tuos mazgus, kurie yra pavojingi, išsprendžiant konstruktyviai, paprastuoju būdu, žiniomis ir kruopštesniu darbu. Viena iš gudrybių tai yra po grindimis. Tradicinėme name grindinis šildymas įrengiamas visų plotų, išvedžiojami vamzdukai. Ne? Mūsų pastate yra tik tai viena kilpa išorės perimetru. Tai vat palei išorinę sieną praeina padavimas ir grįžimas vandens. Viskas, daugiau šildymo, jokių sistemų čia nėra. Vienas svarbiausių šių naujų pasyviųjų namų technologinių sprendimų – saulės energijos panaudojimas karštam vandeniui ruošti. Jei nepakanka saulės, gelbėja dujinis katilas. Bet, sako specialistai, net ir ūkanotomis dienomis Lietuvos saulė tikrai šilto vandenį pakankamai, sutaupydama jau minėtą 1000 litų. Palyginimų galiu tokių dalykų pasakyti jums vasario mėnesį. Kaip pamenate, buvo laukia apie 21, 22, 17 dieną, bet buvo saulėta. Tai 8 ryto vanduo būdavo apie 20 laipsnių katile, boileryje, o 4 valandą 65 laipsniai. Tai žmogus grįžęs iš darbo žiemą, jisai drąsiai maudysis, prausis, ten džiaugsis, jam nereikės. Netgi žiemą tai tikrai pasiteisina. Saulės kolektoriaus pradžia va tenai, nuo stogo ateina 2 vamzdžiai. Čia yra siurblinė. Ir nueina tada per siurblį į katilą. Ir dalinasi. Kai katile yra įmontuotas gyvatukas, jis ten atiduoda šilumą ir grįžta kitu vamzdžiu per siurblinę vėl. Reiškia, uždaras ratas, kaip va šitoj schemoje yra parodyta, taip ir sukasi. Sukasi visą laiką, ar ne? Reiškia, kaista kolektoriui skystis. Jį neša siurblys į boilerį ir grąžina vėl į kolektorių. Tai yra 200 litrų boileris ir jau užtenka. Tikrai užtenka. 9 mėnesius per metus tą saulę galima pasikliauti. Šildymui naudoti jau yra sudėtingesnis dalykas, todėl kad vandens kiekiai yra žymiai didesni, reiškia saulės reikia daugiau, o vasarą kur dėta perteklių. Yra sistema, kuri esant boilerį 65 laipsnių temperatūrai įsijungia siurblys ir per antrą jame įmontuotą gyvatuką yra nuimama temperatūra perteklinė, jinai keliauja į sanmazgų gyvatukus ir va į šitą radiatorių. Garaže kitas vienas svarbiausių pasyvaus namo įrenginių – vadinamieji namo plaučiai. Tai yra vėdinimo įrenginys su šilumogrąžos funkcija arba rekuperatorius. Jis eikvoja itin nedaug energijos ir efektyviai kontroliuoja šilto bei šalto oro srautus.